Minimalizmas – tai gyvenimo būdas, kuriame mažiau reiškia daugiau. Jis padeda atsikratyti perteklinių daiktų, įsipareigojimų ir informacijos triukšmų, kad galėtume sutelkti dėmesį į tai, kas yra iš tiesų svarbu. Atsisakius nereikalingų daiktų atsiranda daugiau erdvės, aiškumų ir ramybės. Minimalizmas leidžia gyventi sąmoningiau, mažiau vartoti ir labiau vertinti tai, ką jau turime. Ar kada susimastei, kiek daiktų tau iš tikrųjų reikia? Šiame video parodysiu, kaip minimalizmas gali pakeisti tavo gyvenimą 7 paprastais žingsniais. Taigi, 7 paprasti žingsniai minimalizmo link. Pirmasis – minimalizmo pradžia. Atsisakyk bent 5 nereikalingų daiktų. Juk gera pradžia tai jau pusė darbo. Kartais tai reikia tik apsidairyti ir pamatysi, kiek visko kaupi be reikalų. Antrasis žingsnis – tvarka namuose. Tvarkinga aplinka mažina stresą. Bet ką daryti su tais daiktais, kurių gaila išmesti? Pabandyk senus ir nereikalingus daiktus paversti kuo nors nauju ir naudingu. Taip sukursi vertę ir patirsi emocinį pasitenkinimą. Trečiasis žingsnis – minimalizmas ne tik daiktuose, bet ir mintyse. Mažiau informacijos triukšmų, daugiau aiškumų. Pabandyk sukurti paveikslėlį, kuris papasakotų istoriją, bet be žodžių. Pasitelk kūrybiškumą. Tai išlaisvins tavo mintis. Kodėl mažiau reiškia daugiau? Mažiau chaosų, daugiau aiškumų. Kasdien atsisakyk bent vieno nereikalingų daiktų ir netrukus suprasi, kaip paprasta gyventi lengviau. Penktas žingsnis. Jau nedaug teliko. Minimalistinė spinta. Kaip susikurti paprastą, bet funkcionalų garderobą. Antrinių prekybos vietų rūbai tai yra puikus pasirinkimas. Tai ne tik ekologiška ir taupu, bet ir padeda atrasti unikalų stilių. Be to tavo spintoje visada bus ką apsirengti. Šeštasis žingsnis – minimalizmas finansuose. Mažiau nereikalingų išlaidų, daugiau finansinės laisvės. Pabandyk bent vieną dieną neišleisti nė centų ir pasinaudoti tuo, ką jau turi namuose. Pažadu, atrasi daug netikėtų dalykų. Na ir 7. Kaip pradėti gyventi minimalistinį gyvenimą. Praktinis mažas patarimas. Padaryk mažą rankų darbo dovaną draugui. Tai pradžiugins ne tik jį, bet ir tave. Juk dovanoti emocijas svarbiausia nei daiktus. Taigi, minimalizmas daugiau erdvės svarbiausiems dalykams. Ką šiandien gali padaryti, kad tavo gyvenime būtų daugiau aiškumų ir paprastumų? Taigi išbandyk šiuos 7 žingsnius ir suprasi. Na, o jei patiko, spausk like ir prenumeruok kanalą.